Yra gausybė paslapčių, kurios jau ištisas kartas glūdi mūsų kolektyvinėje sąmonėje. Daugelis jų ne tik mus trikdė, bet ir sekė mus iki namų, reikalaudamos būti išspręstos, tačiau galiausiai palikdavo mus be atsakymų. Numeris 10. 2024 metais 41 metų Valerija Elder Smiley augino 4 sūnus kartu su savo vyru Patriku. Ji buvo apibūdinta kaip verslininkė, kuri kartu su vyru yra Saks Wing Shack bendrasavininkė. Artimieji ją apibūdina kaip mielą, gerą ir laimingą moterį, kuri labai rūpinosi šeima. Jos sūnus, pasak jų, buvo visas jos gyvenimas. Ji labai didžiavosi savo darbu ir buvo patikima darbuotoja. Būtent tuo metu Valerija vartojo naujo tipo vaistus, kurie, pasak šeimos narių, kenkė jos organizmui. Vaistai buvo skirti svaiguliui ir ausų infekcijai gydyti, tačiau jie sukėlė šalutinį poveikį, tokį kaip pasikartojantys veiksmai, nuovargis ir energijos stoka. Šeima pažymi, kad Valerija paprastai sunkiai toleruoja bet kokius vaistus. Četonugoje, Tenesio valstijoje gyvenanti Valerija taip pat serga nepatikslinta liga, kuri gali sukelti atminties praradimą. Maždaug 2024 metų, birželio 28 dieną, apie 14 valandą Valerija išvyko iš savo namų. Savo 2004 metų raudonų Ford Expedition automobiliu. Automobilis turėjo Tenesio valstijos numerius 079, 079, BFQD ir lipduką ant buferio su užrašu TSU Mom. Tuo metu niekas to nežinojo, bet Valerijos išvykimas buvo paskutinis kartas, kai kas nors ją matė. Vėliau tą pačią dieną jis susisiekė su savo vyru ir pasakė, kad grįžta namo iš nežinomos vietos. Ji niekada negrįžo. Galiausiai Patrikas paliko namus ir nuvyko į sūnaus beisbolo rungtynes, tikėdamasis, kad Valerija vėliau prisijungs prie jo. Jie taip ir neatvyko į rungtynes. Vėliau tą vakarą viena iš dingusios moters puseserių nuvyko į namus patikrinti, ar ji negrįžo, tačiau jos vis dar niekur nebuvo. Patrikas grįžo į namus apie 22:30 vakarą ir paskambino policijai pranešti apie dingusią mylimą žmoną. Kai tyrėjai patikrino jos mobiliojo telefono duomenis, ypač GPS, paaiškėjo, kad ji važinėjo ratais po rajoną, tarsi bandydama patekti į gatvę, kuri nuvestų ją atgal į namus. Programėlė Life 360, kurią Valerija buvo įsidiegusi savo telefone, nurodo jos paskutinę žinomą buvimo vietą Dekatūre, Tenesyje, už valandos kelio. Praėjus dienai po jos dingimo, policijai pavyko susekti jos telefoną. Jie nustatė, kad įrenginys buvo užfiksuotas Fayettevilyje, Džordžijoje, už 2 valandų kelio. 30-ąją jis vėl buvo užfiksuotas Union Cityje. Atstumas, kurį nuvažiavo Valerija, laikomas nebūdingu jai. Šeima teigia, kad Valerija niekada nebūtų išvykusi taip toli nuo namų, ypač niekam nepranešusi. Valerijos buvimo vieta vis dar nežinoma, o aplinkybės susijusios su jos dingimu lieka neaiškios. Ji apibūdinama kaip afroamerikietė moteris, juodais plaukais ir rudomis akimis. Jos ūgis maždaug 1,65 m, o svoris apie 210 svarų. Ji turi tatuiruotę su savo vardu ant dešinės blauzdos išorinės pusės. Paskutinį kartą ji buvo matyta vilkinti smėlio spalvos polo marškinėlius ir džinsinius šortus. Informaciją galite perduoti Četanugos policijos departamentui telefonu 423 69 82 525. 9 numeris. 75 metų senelis ir išėjęs į pensiją kepėjas Albertas Ickovičius buvo religingas žmogus, kuris 2026 metais gedėjo dėl nelaimingo žmonos praradimo. Albertas gyveno artimoje Kew Gardens Hills bendruomenėje. Atsulos savanoris Albertas, kuriam priklausė Mendis kepykla Main Street gatvėje, visai šalia Alberto namų, buvo pardavęs verslą maždaug prieš 15 metų. Nors jis ją pardavė, Albertas vis sugrįždavo į kepyklą, kad kartais pasidomėtų savo buvusiu verslu. Draugiški naujieji savininkai nuolat leisdavo Albertui užeiti į kepyklos užkulisius, kuris kartais nubraukdavo ašarą ar 2, prisimindamas praeitį. Priešais jo namus buvo sinagoga, Alberto maldos vieta. Jį dažnai matydavo einantį pirmyn ir atgal į sinagogą. Kaiminai, draugai ir net naujieji parduotuvės savininkai prisimena jį kaip draugišką ir mylintį žmogų, kuris buvo gerai suvokiantis savo jausmus. Deiže 2026 m. gegužę įvyko tragiškas įvykis. Buvo rastas negyvas Albertas Ickovičius. Jis buvo rastas prie kazino ežero kranto, Flushinge, miręs nuo daugybinių šautinių žaizdų. Jis buvo sužeistas į kaklą ir nugarą. Jo mirtį Niujorko policijos departamentas pripažino nužudymu ir nuo to laiko tiria šią bylą. Policijos atstovas spaudai atskleidė, kad nėra aišku, kiek laiko išėjęs į pensiją kepėjas ten buvo prieš jį surandant pareigūnams. Atrodo, kad Albertas mėgavosi pasivaikščiojimu po Queens parką, kai buvo užpultas prie ežero. Tai Niujorko policija apibūdino kaip neapsakomą smurtą.
Niekas neturėtų bijoti dėl savo saugumo, mėgaudamasis mūsų parkais ar vaikščiodamas po mūsų rajonus, jie pabrėžė. Įvykio vietoje nebuvo rasta jokio ginklo, taip pat nebuvo jokių nusikaltėlio pėdsakų. Jokių pirštų atspaudų, jokių pėdsakų, ne vieno audinio plaušelio. Parke įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, tačiau ne viena iš jų nebuvo nukreipta į šią parko pusę. Niekas taip pat nematė šio įvykio. Byla iš karto atšalo, palikdama tyrėjus nesibaigiančioje atsakymų paieškoje. Crime Stoppers pasiūlė $3,500 atlygį už informaciją, kuri padėtų išspręsti nužudymą ir pasiųsti kaltuosius už grotų. Informacija apie šį kraupų įvykį gali būti perduota New Yorko policijos Crime Stoppers karštąja linija 1-800-577-8477, numeris 8. 77 metų Lucy Burns yra Kanados Vašingtono valstijos gyventoja. 2024 metais ji gyveno Grouse Spring Road rajone kartu su 2 savo šunimis – baltu labradoru ir juodu pitbuliu. Žinoma, kad jis serga demencija. Apie 13:30 val. Rugpjūčio 10 dieną ji išėjo iš savo namų pėsčiomis kartu su 2 šunimis, kurios vedė trumpam įprastam pasivaikščiojimui Grouse Spring Road gatve. Kai ji tą vakarą negrįžo namo, jos šeima sunerimo ir nedelsdama pradėjo jos paieškas. Kai nebuvo rasta jokių jos ar šunų pėdsakų, artimieji pranešė policijai apie Lucy dingimą. Jos amžius ir sveikatos būklė paskatino pareigūnus paskelbti Silver Alert perspėjimą, kuris atkreipė visuomenės dėmesį į šią nelaimę. Tyrėjai netrukus sužinojo, kad Lucy buvo pastebėta vėlyvą popietę tą dieną, kai ji dingo. Liudininko pranešimas nurodė, kad moteris buvo pastebėta Turtle Creek Road ir Cougar Creek sankryžoje tarp 17:30 ir 18 val. Ši vieta yra maždaug 1,5 mylios nuo jos namų. Praėjus 3 dienoms po jos dingimo, rugpjūčio 13 buvo rastas Lucy, labradoro retrieveris. Ji pati sugrįžo į namus. Pitbulis taip pat buvo surastas, tačiau daugiau jokių užuominų apie Lucy buvimo vietą nerasta. Šiuo metu ji laikoma dingusia ir pavojuje esančia, o policija tikisi, kad bendruomenė suteiks bet kokios informacijos, kuri galėtų padėti ją surasti. Lucy apibūdinama kaip baltaoda moteris žilais plaukais ir mėlynomis akimis. Jos ūgis 5 pėdos 11 colių, o svoris apie 140 svarų. Informaciją apie Lucy Burns dingimą galima perduoti Okamagano apygardos šerifo biurui telefonu 509 422 7200 su agentūros bylos numeriu S240 5160 numeris 7. Raužė Roman, gyvenantis Orange, Naujajame Džersyje, dirbo Whole Foods parduotuvėje Box Hall. Būtent ši darbo vieta netikėtai tapo jo dingimo vieta. 2024 m. balandžio 21 d. Rozier išvyko į Whole Foods parduotuvę, esančią 2245 Springfield Avenue, Vauxhall Hall, Naujajame Džersyje. Jis atėjo į savo pamainą kaip įprasta ir, pasak bendradarbių, atrodė normaliai. Tačiau uždarymo metu kažkas akivaizdžiai buvo ne taip. Rozier niekur nebuvo matyti. Jis negrįžo į savo namus, o jo automobilis liko stovėti automobilių aikštelėje. Tik po 3 dienų susirūpinęs šeimos narys pastebėjo, kad vyras nesusisiekia ir pranešė apie jo dingimą Union miestelio New Jersey policijos departamentui. Tolimesnis tyrimas atskleidė, kad nors Rozier tą dieną atrodė įprastai, vis dėlto įvyko kažkas neįprasto. Apie 15:40 jo dingimo dieną Rozier netikėtai paliko savo darbo vietą. Jį matė einantį pėsčiomis automobilių stovėjimo aikštelėje, kai jis ėjo link tvoros, kuri ribojasi su IRSA 78 greitkeliu šalia jo darbo vietos. Uniono policijos departamentas, padedamas kinologų padalinių, kruopščiai išieškojo teritoriją, tačiau daugiau jokių Rozier buvimo vietos pėdsakų nerado. Dingusio vyro mobilusis telefonas nuo to laiko buvo išjungtas arba, tikėtina, išsikrovė jo bateriją. Rozier Romain apibūdinamas kaip afroamerikietis vyras turintis pliką galvą ir rudas akis. Jis yra 6 pėdų 2 colių ūgio ir sveria apie 190 svarų. Teigiama, kad jis serga keliomis nenurodytomis ligomis ir jam reikalingi vaistai. Paskutinį kartą jis buvo matytas vilkintis pilkus marškinėlius, mėlynus džinsus ir juodą Whole Foods beisbolo kepuraitę. Informaciją galite perduoti Union miestelio policijos departamentui telefonu 9088 515 000 su agentūros bylos numeriu 24 037 212 6 numeris. Somerseto, Kentuckio gyventoja Angela Storms buvo 33 metų, kai ji dingo 2025 metų gruodžio 23 dieną neįprastomis aplinkybėmis, kurias tyrėjai vis dar bando išsiaiškinti. Pasak šeimos narių, tą dieną moteris paskutinį kartą buvo matyta Sulphur Springs Hollow Road rajone.
Šeimos draugas vėliau tą vakarą ją matė netoli kelio 192 ir Stewart Road sankryžos. Nežinoma, kur Angela ėjo ar kokia kryptimi ji judėjo, tačiau ji niekada negrįžo namo ir nuo to laiko niekas jos nematė ir negirdėjo. Artimieji tvirtina, kad ji niekada nebūtų palikusi savo vaikų. Vaikai buvo visas jos gyvenimas ir jų palikimas būtų visiškai nebūdinga jai. Kai valdžios institucijos buvo informuotos apie keistą dingimą, jos pradėjo nagrinėti įvykio aplinkybės, tačiau liko su prieštaringa informacija ir keliais nesutampančiais pranešimais. Kai kurie iš šių pranešimų rodo, kad Angela išėjo iš namų be batų ir be striukės. Kitas teigia, kad ji buvo nuvežta į Ephraim McDowell Regional Medical Center ir buvo išleista po dienos, o tada ji teigia, kad vyksta į Louisville. Šie pranešimai nurodo Angelą buvus 3 skirtingose vietose jos dingimo metu, kas apsunkina tyrimą. Ne viena iš paskutinių žinomų vietų nebuvo patvirtinta. Nuo tada šeimos nariai pradėjo dalinti skrajutes ir kabinti dingusio asmens plakatus ant stulpų visame Somersete. Jie labai nerimauja dėl jos gerovės ir mano, kad nutiko kažkas nemalonaus. Artimieji pradėjo GoFundMe kampaniją, tikėdamiesi surinkti pakankamai lėšų, kad galėtų pasiūlyti atlygį tiems, kurie galėtų suteikti informacijos apie Angelos Storm dingimo aplinkybės ar buvimo vietą. GoFundMe pavadinimas Hope for Angela Reward Fund. Informaciją apie šį dingimą galima perduoti Pulaski apygardos šerifo tarnybai telefonu 6066 785 145, 5 numeris. 18-metis abiturientas Bradys Dallas Flowersas II buvo laikomas išskirtiniu sportininku ir lyderiu Jackson Reed vidurinėje mokykloje. Jis buvo mokyklos amerikietiškojo futbolo komandos kapitonas ir šį sportą žaidė nuo vaikystės. Bradys taip pat žaidė lakroso komandoje ir padėjo savo mokyklai laimėti čempionatą. Tačiau jo ambicijos neapsiribojo vien sportu. Bradys turėjo aistrą kulinarijai ir dirbo Gordono Ramsay restorane The Wharf. Jis taip pat padėjo savo šeimos maitinimo versle. Jis planavo tęsti šeimos karinę tradiciją, stodamas į Jungtinių valstijų oro pajėgas, sekdamas savo senelio pėdomis. Artimieji apibūdina Brady kaip pašėlusį jaunuolį, kurios svajonės šiemet buvo staiga nutrauktos. 2026 m. gegužės 7 dieną, likus vos kelioms savaitėms iki baigimo, Bradys buvo apšaudytas skersgatvėje už Sevėjas parduotuvės, vos už kelių šimtų pėdų nuo Jackson Reed vidurinės mokyklos treniruoklių salės, apsuptas savo draugų būrio. Futbolo žvaigždė buvo sunkiai sužeistas ir nepaisant gydytojų bei slaugytojų pastangų, jis mirė kitą dieną ligoninėje, kai chirurgams nepavyko surasti kulkos jo kūne. Vieta, kurioje jis buvo pašautas, yra gerai žinoma susitikimų vieta mokyklos mokiniams. Šis ruožas tampa perpildyta, kai baigėsi pamokos. Ramus gatvės pakeičia šurmuliuojanti scena, kai mokiniai skuba tarp greito maisto restoranų arba būriuojasi grupelėmis. Dėl šios priežasties žmogžudystės šiame ruože nebuvo dažnos, nes didžiąją minios dalį sudarė mokiniai. Niekas negalėjo nustatyti šio smurtingo poelgio motyvo. Braidžio futbolo komandos draugai jį gerbė kaip charizmatišką pokštininką, kuris visada plačiai šypsojosi. Atrodė, kad jis neturėjo priešų ir buvo malonus visiems. Ta diena Bradys su savimi turėjo $600 grynaisiais, kuriuos ketino panaudoti, pirkdamas aprangą artėjančiam išleistuvių vakarui. Šie pinigai buvo rasti jo kuprinėje po įvykio, todėl apiplėšimas buvo atmestas kaip motyvas. Tyrėjai tiriantys nužudymą vis dar ieško nusikaltėlio, tačiau niekas dar nebuvo sulaikytas. Jie peržiūri valandas vaizdo stebėjimo įrašų ir daro pažangą atliekant kriminalistinius tyrimus. Policija dabar siūlo $25,000 atlygį už informaciją, kuri padės sulaikyti už šį smurto aktą atsakingus asmenis. Visų turinčių informacijos prašoma susisiekti su policija telefonu 202 727 9099 arba siųsti informaciją numeriu 50411. 4. vieta. 58 metų Vicky Lynn Maize, jos mylinti dukra, apibūdino kaip laisvą sielą. Nebuvo neįprasta, kad jos mama kelias savaitės nesusisiekdavo, tačiau 2025 m. birželio 10 tapo lūžio tašku, kai įprastas nesusisiekimas virto nerimo priežastimi. Ta diena Vicky paskutinį kartą buvo matyta tą sunkvežimių sustojimo aikštelėje, esančioje 225 East Evergreen gatvėje, Stratforde, Misūryje. Ten liudininkai pranešė matę moterį kartu su jos juodos ir rudos spalvos taksų mišrūnu vardu Little Man. Kartu jie įlipo į automobilį su nenustatytu vairuotoju ir išvyko iš sunkvežimių sustojimo aikštelės. Nuo to laiko nei Vicky, nei Little Man daugiau nebuvo matyti. Šeimos nariai teigia, kad ji gali turėti mažą vežimėlį, kurio vežioja savo šunį, taip pat palapinę. Taip pat manoma, kad ji gali būti išvykusi į vakarus.
Nepaisant paieškų ir tyrimo, Vicky vis dar dingusi, o aplinkybės susijusios su jos dingimu lieka neaiškios. Apibūdinama, kad Vicky turi rudus plaukus ir žalias akis. Jos ūgis 5 pėdos 11 colių, o svoris apie 210 svarų. Ji turi Playboy zuikio tatuiruotę ant sėdmenų, o viršutinės kairės ausies dalies trūksta. Nežinoma, ką ji vilkėjo tuo metu, kai buvo paskutinį kartą matyta. Šioje byloje yra labai mažai informacijos, todėl policijos departamentas yra bejėgis ir visiškai priklausomas nuo visuomenės pagalbos. Tyrėjai tikisi, kad bet kokie pastebėjimai, pranešimai ar galimos užuominos bus pranešti ir nukreips juos teisinga linkme. Informaciją apie Vicky Mize dingimą arba su šiuo įvykiu susijusias aplinkybės galima perduoti Stratfordo policijos departamentui telefonu 417 736 4000. Agentūros bylos numeris nurodytas kaip 2510 2510 90. Numeris 3. Coldwell, Idaho gyventojas Fultonas Inglesas McInnes 2024 metais išvyko į kelionę su draugu, tačiau iš jos negrįžo. Liepos 19 dieną kelionės metu jis ir jo draugas šiek tiek susiginčijo dėl neatskleistos temos. Nesutarimas peraugo į karštą ginčą, po kurio Fultonas buvo paliktas. Jo draugas atsisakė tęsti kelionę su juo ir nenorėjo jo parvežti namo. 37 metų vyrą paskutinį kartą draugas matė Pilot Travel Center degalinėje Vinemukoje, Nevadoje. Ta dieną 9:29 valandų jis parašė žinutę savo šeimai, paaiškindamas, kad draugas nenori jo parvežti namo ir jam teks ieškoti kito būdo grįžti. Beviltiškai bandydamas rasti kelią namo, Fultonas kreipėsi pagalbos į pro šalį einančius nepažįstamuosius. Pranešama, kad jis buvo matytas įsėdantis į automobilį su nežinomais asmenimis. Tai buvo paskutinis kartas, kai kas nors jį matė ar girdėjo apie jį. Kai vyras kitomis dienomis negrįžo namo, artimieji vis labiau nerimavo ir pranešė apie jo dingimą. Vėlesnis tyrimas sekė jo telefono buvimo vietą. Paskutinis signalas buvo užfiksuotas Elko kryptimi. Tyrėjai nustatė, kad jo debeto kortelė paskutinį kartą buvo panaudota degalinėje už Elko miesto ribų. Čia visi pėdsakai susiję su Fultono buvimo vieta staiga nutrūksta. Dingęs vyras apibūdinamas kaip baltaodis vyras, turintis rudus plaukus ir mėlynas akis. Jo ūgis 5 pėdos 11 colių, o svoris nuo 145 iki 155 svarų. Sakoma, kad jis turi randą ant dešinio alkūnės ir ant dešinio klubo. Fultonas taip pat turi apgamą ant dešiniojo skruosto ir raudoną gimimo dėmę už ausies. Paskutinį kartą jis buvo matytas vilkintis šortus, marškinėlius ir nešiojantis korekcinius akinius. Informaciją apie šio dingusio asmens buvimo vietą galite perduoti Caldwell miesto policijos departamentui telefonu 208 455 3115. Antras numeris. Apie 80-metės Shirley Victor asmeninį gyvenimą ir istoriją žinoma nedaug. Ji gyvena Čikagoje, Ilinojaus valstijoje ir, kaip teigiama, kenčia nuo demencijos. Būtent jos amžius ir medicininė diagnozė kelia didelį nerimą jos šeimai ir bendruomeniai dėl jos saugumo. 2025 m. lapkričio 1 savaitę, tuomet 79 metų amžiaus moteris dingo iš pietų Bennett gatvės 8900 Ojo kvartalo. Vėliau ji buvo surasta ir laikyta saugia iki 2026 m. kovo 21 dienos, kai netikėtai dingo antrą kartą. Šį kartą ji pradingo netoli 7700 pietų Crandon Avenue, Calumet Heights rajone, nors kitoje ataskaitoje nurodoma, kad ji dingo South Shore rajone. Nežinoma, ką ji veikė ar kur planavo eiti, tačiau šis pastebėjimas buvo paskutinis kartas, kai kas nors ją matė ar iš jos ką nors girdėjo. Jos artimieji tvirtina, kad tokio amžiaus moteris tiesiog taip neišnyksta. Jie tiki, kad kažkas kažką matė, kažkas žino, kas nutiko arba matė, kur ji nuėjo. Shirley apibūdinama kaip afroamerikietė moteris su pilkai rudos spalvos plaukais ir rudomis akimis. Ji yra 5 pėdų 2 colių ūgio ir sveria apie 100 svarų. Byla vis dar neišspręsta, apie ją yra mažai informacijos. Informaciją apie buvimo vietą ar aplinkybės susijusią su dingimu galima perduoti Čikagos policijos departamento antrajam skyriui telefonu 312 747 5789, nurodant JK 191049. Taip pat informatoriai gali susisiekti su pirmojo skyriaus detektyvais telefonu 312 747 803 80 arba skambinti 911. Numeris 1. Dveinas Omaras Isaksas jaunesnysis gimė 2004 m. kovą Bryans Road, Marylande. Profesionaliai žinomas kaip Have Heaven Motion, 22 metų vaikinas pradėjo savo energingą repo karjerą 2022 metais, išleisdamas dainą I'm Sad. Vėliau jis išleido dar keletą repo dainų su greito tempo instrumentiniais fonais.
Jis žinomas dėl savo hitų Sorry Ma, Romantic Trapper, taip pat Drug and Thug ir remixo Kehlani kūriniui Folded. Heaven Motion. Spotify puslapyje nurodyta daugiau nei 113 tūkstančių mėnesinių klausytojų ir daugiau nei 28 tūkstančiai sekėjų. Tačiau jo muzikos leidiniai staiga nutrūko 2026 metais ir tam buvo šiurpi priežastis. Šių metų balandžio 23 dieną Vašingtono Kolumbijos apygardos vietos policija sureagavo į pranešimus apie šūvius. Jie atvyko į įvykio vietą 3300-ame Wheeler Road kvartale šiek tiek po 22 valandos. Ta naktį įrado suaugusį vyrą be sąmonės, nekvėpuojantį, su akivaizdžiomis šutinėmis žaizdomis. Vašingtono Kolumbijos apygardos priešgaisrinė ir skubiosios medicinos pagalbos tarnyba atvyko į įvykio vietą vos po kelių minučių ir pradėjo gaivinimo veiksmus. Nepaisant šių pastangų, Dwaynas nebuvo išgelbėtas ir mirė nuo mirtinų sužalojimų nusikaltimo vietoje, praėjus 20 minučių po to, kai į jį buvo šauta. Dėl mirties aplinkybių, kai buvo padaryta daug sužalojimų ginklu, byla buvo priskirta žmogžudystei. Internete smalsumas dėl mirtino užpuolimo buvo labai didelis, daugiausia dėl to, kad jo mirties laikas niekada nebuvo viešai patvirtintas. Vėliau Metropoliteno policijos departamentas paskelbė aiškų pareiškimą apie įvykį, patvirtindamas mirtį, ir pasiūlė $25 000 atlygį kiekvienam, kuris suteiks informacijos, galinčios padėti suimti ir nuteisti asmenis atsakingus už šį sukrėtusį įvykį, kuris sukrėtė bendruomenę ir repo pasaulį. Tyrėjai vis dar bando sudėlioti įvykio įvykusio tą vakarą aplinkybės, tačiau aiškių motyvų ar įtariamųjų kol kas nėra. Kiek žinoma visuomeniai, Dwaynas neturėjo jokių žinomų priešų. Šis buvo pradedantis reperis, kuris tiesiog užsidirbdavo pragyvenimui iš pramogų veiklos. Šioje byloje labai trūksta įrodymų, todėl pareigūnai ir tyrėjai lieka nežinioje, laukdami bent vienos informacijos dalelės, kuri galėtų atskleisti visą paslaptį. Metropoliteno policijos departamentas kreipėsi į visuomenę pagalbos. Informaciją apie tai, kas įvyko tą lemtingą vakarą, galima perduoti detektyvui Brianui Brownui telefonu 202 441 3540. Detektyvui Markezui Makrėjui telefonu 202 329 3102 arba žmogžudysčių skyriui telefonu 202 64 59 600. Taip pat galima pateikti anoniminę informaciją paskambinus telefonu 202 727 9099 arba išsiuntus žinutę numeriu 50411.